Sveiki visi. Esu Žilvinas Paškevičius, Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytojas nefrologas bei jaunųjų nefrologų platformos narys. Na ir šiandien pratęsiu mūsų paskaitų ciklą ir šį kartą pakalbėsiu apie hematuriją. Kodėl pasirinkau šią temą? Todėl, kad jau pabaigęs rezidentūrą ir pradėjęs savarankišką praktiką, vadinkime, pajutau, kad ypatingai poliklinikoje didžiausią diskomfortą, jeigu galima tai pasakyti, man kelia pacientai atvesti dėl hematurijos. Kodėl? Todėl, kad jų diferencinė diagnostika yra itin plati, dažnu atveju jie galbūt kažkokių didelių klinikinių simptomų nejaučia ir toksai gaunasi keistas jausmas, kaip ir atrodo žmogui viskas gerai, leistų jam gyventi, bet tuo pačiu ta hematurija gali slėpti rimtą ligą. Todėl, kaip sakiau, tikrai daug tokių emocijų sukeldavo šiti pacientai, todėl nusprendžiau ir pasigilinti šią temą. Ir peržvelgti tam tikras gairias, algoritmus, skirti tam tikrų asociacijų pateikiamus duomenis ir rekomendacijas. Žodžiu, pradėkime. Kalbant apie terminus. Hematurija, aišku, visi žinom, kas tai yra kraujo šlapime, ar ne? Dabar mikro-makro hematurijos. Irgi terminai žinomi, gal tiesiog tas toksai, kas padaro makrohematuriją, ją, kaip sakant, akimi matomo makro. Tai iš esmės užtenka 1 ml viename litre kraujo tam, kad šlapimas pakeistų spalvą ir būtų akimi matomas pokytis. Kalbant apie mikrohematuriją, dažnai apibrėžimas gali skirtis, bet dažniausiai apibrėžimas yra, kad yra 3 ir daugiau eritrocitai regimajame lauke mikroskopuojant. Čia yra esminis žodis mikroskopuojant, nes vien tik tais bendrojo šlapimo tyrimo nepakanka, būtina mikroskopija. Apie tikrąją hematuriją, kitaip sakant, jau tikrai patvirtinta diagnozė hematurijos, skirtingos asociacijos ar duomenų bazės galbūt kažkiek kitaip apibrėžia, bet tokios dvi vedančios šią temą, galima sakyti, Amerikos urologų asociacija, tai jie savo 20 metų paskutinėse gairėse teigia, kad užtenka vienos teigiamos mikroskopijos šiai diagnozijai patvirtinti. Tuo tarpu up-to-date duomenimis reikalingi bent 2 teigiami tyrimai. Hematurijos priežastys. Na, hematurijos priežasčių yra tikrai daug. Ir žodžiu, kaip sakiau, po tais keliais eritrocitai šlapime gali slėptis labai įvairios ir piktos ir netokios piktos ligos. Tai jeigu žiūrėtume taip iš eilės, gal pradėkime nuo viršaus, ar ne, iš kur gali kraujavimo tas židinys būti, vadinkime, eritrocitų šlapime, tai iš renalinių priežasčių, aišku, pirmiausia yra dariniai. Tai yra ar gerybiniai, ar piktybiniai, lipomos, onkocitomos, abscesai, karcinomos ir taip toliau. Toliau, kalbant jau apie šiek tiek daugiau nefrologinius dalykus, aišku, yra glomerulinės ligos. Dažniausios tokios su hematurija sietinos, aišku, yra IgA nefropatija, plonų membranų liga, Alporto sindromas ir tikrai yra daugybė kitų. Taip pat reikia nepamiršti ir apie cistas, ar ne, cistinės inkstų ligas, kurios taip pat gali sąlygoti eritrocitų šlapime atsiradimą. Tokios jau, sakykime, paprastesnės ligos kaip pielonefritai, hidronefrozės, akmenligės, hiperkalciūrija, hiperurikozūrija, visi šitie dalykai irgi yra susijęs su hematurija. Gal tokios šiek tiek retesnės, tai yra kraujagyslinės ligos, kaip venų ar arterijų trombozės ar embolizmai, arteriovenės malformacijos, ir visai tokios retesnybės kaip papilų nekrozės prie tam tikrų ligų ir panašiai. Taip pat ypatingai agresyvi arterinė hipertenzija irgi gali sąlygoti šiokią tokią hematuriją. Leidžiantis žemyn, šlapimtakis, aišku, čia jau vyrauja urologiniai dalykai, tai yra akmenys, struktūros, onkologija. Toliau leidžiame žemyn iki šlapimo pūslės, na ir čia jau toksai, kaip sakyti, dažniausias ir blogiausias, sunkiausias, kaip čia pasakysi, dalykas yra vis dėlto onkologija, ar ne? Bet be onkologijos turėtų išskirti ir cistitus. Ir iš jų nemažą vaidmenį ir vietą užima radiaciniai cistitai.
Irgi turbūt, kas stacionaruose dirba, tikrai matot, kad tai yra pakankamai dažna priežastis, tiek jau mums gydot kaip cistitus, tiek ir iš tos hematurijos pusės papuola. Tai vat, nu ir aišku, akmenys kaip šlapimtakio inkstuose, taip ir šlapimo pūslėje gali būti. Na, o žemiau šlapimo pūslės, prostata, šlaplė, na, čia irgi daugiau yra, aišku, urologiniai dalykai, tai yra prostata, apie prostatą kalbant, tai būtų hiperplazija arba onkologija. Taip pat reikia nepamiršti ir po procedūrinių hematurijų, tai yra po biopsijų, po šitogi kateterizacijų. Tai va, tai iš esmės, taip kaip matom, tas sąrašas etiologijos yra tikrai platus ir kitas ligonis ateina su savo šlapimo tyrimu rankoje, kuriame ten rodom mūsų bendras šlapimo tyrimas ant 100 eritrocitų, labai daug ką gali slėpti šitie rodikliai. Taip, dabar pradinis įvertinimas. Ir iš esmės toksai dažniausiai, kai ateina tie ligoniai, toks pirma mintis būna, nu ar tikrai man turėjo atsiųsti šitą ligonį, ar čia labiau gal urologui pirmiausia reikėjo jį parodyti. Tai va, tai čia svarbi, aišku, yra anamnezė. Tai taip tokius punktus praeisim, tai pirmiausia, klausiam ir žiūrim, ar nebuvo makrohematurijos. Nes makrohematurija vis dėlto mus labai užvestų ant kelio, kad gal pirmiausia reikėtų pasirodyti pas urologą dėl urologinių patologijų. Su makrohematurija, kalbant ir toliau išplaukiantis klausimai, turėtų būti spalva, nes jinai irgi gali būti šiek tiek skirtis prie hematurijų. Taip pat po ko atsirado ta hematurija, su kuo jinai buvo susijusi. Taip pat apie krešulius šlapime, ar ne, ar tai tik buvo tik tais, kaip sakyti, kraujingas šlapimas, ar krešulių buvo stebėta išsišlapinus. Tai va, dabar gretutiniai simptomai irgi yra nepamirštamas dalykas, tai tokie irgi, kurie mūsų užveda ant vienokios ar kitokios, vienokio ar kitokio kelio, tai yra šono skausmas, kas mūsų pasisakytų kažką už akmenligę, onkologiją, galbūt kažkoks krešulys toje pusėje daro savo dalykus. Dabar kalbant apie dizuriją, aišku, čia mums jau vestų į infekcijos pusę ir į onkologijos pusę. Vyriškiam reikia nepamiršti apie gerybinės prostatos hiperplazijos anamnezę, apie prostatos onkologijos anamnezę, paklausinėti ir su to susijusius simptomus. Dabar jau daugiau nefrologinis klausimas apie gretutinius simptomus kalbant būtų respiraciniai susirgymai. Kaip žinia, daugumos glomerulonefritų, glomerulopatijų vienas iš trigerių galėtų būti ir būna būtent respiraciniai susirgymai. Tai čia kalba būtų apie vaskulitus, postreptokokinį glomerulonefritą, IgA nefropatiją ir kitas. Na ir apie sisteminius simptomus irgi mums nefrologiškai labai svarbus dalykas - karščiavimai, artralgijos, bėrimai, svorio kritimai ir daugybė kitų. Ir būtent šie galėtų mūsų užvesti ant vieno ar kito kelio, galvojant apie sisteminę ligą, apie kažkokį glomerulonefritą ar panašiai. Dabar toliau anamnezę kalbant, dėrėtų nepamiršti ir žinoti, kad yra vadinamoji praeinančioji hematurija, tokia galima vadinti turbūt ją gerybinė. Apie ją truputuką vėliau papasakosiu plačiau. Taip pat, renkant anamnezę, reikėtų praeiti pagrindinius onkologinių ligų rizikos veiksnius, kalbant grinai apie šlapimo takų onkologinius rizikos veiksnius. Jų taip pat bus atskira skaidruolė, papasakosiu plačiau. Dabar apie kokias gretutinės ligas turėtų mus dominti kalbinančios ligonius, tai būtų, aišku, akmenligės anamnezė, kažkokių hemoragijų anamnezė, kitų inkstų ligų anamnezė, nu ir aišku, gali būti ir kitų gretutinių ligų susijusių su hematurija. Vaistai. Irgi visą laiką paklausiam, ar ne, kokius pacientas vartoja vaistus, tai su hematurija yra susiję tam tikri imunosupresantai, pavyzdžiui, ciklofosfamidas, kuris kaip imunosupresantas veikiantis gali nebūti kažkokios, pavyzdžiui, onkologijos pradžia, ne, jeigu taip galima sakyti. Taip pat hemoraginius cistitus sukelti. Iš tokių jaugi žmogiškesnių ir dažniau sutinkamų vaistų tai yra įvairūs analgetikai, antibiotikai, pompos inhibitoriai, diuretikai. Visi šie vaistai gali sukelti intersticinį nefritą, kuris iš esmės irgi gali pasireikšti hematurija.
Dabar apie vaistus kalbant, kurie gali susijęsi su akmenų formavimusi, kas irgi ar ne galėtų būti hematurijos priežastis. Tai tokie dažniausiai yra furazemidas ir vidurius laisvinantieji. Tai vat apie šitus irgi dėrėtų pasiklausti. Nu, apie furazemidą dažnai išplaukia temos ir pokalbis, bet vat pat laisvinamieji, tai galėtume tiksliškai paklausti, ar žmogus nevartoja jų. Antikoaguliantai. Irgi, aišku, visi suprantam, kad tai yra svarbus vaistas hematurijos temoje, bet literatūroje pažymėtina, kad iš esmės svarbu žinoti, kad antikoaguliantas iš savęs pats hematurijos nesukelia, bet jisai ją didina. Tiesiog, jeigu mes turime kažkokį veiksnį ir antikoaguliantą, tai yra tiesiog didesnis kraujavimo rizika ir didesnis kraujo kiekis tiesiog šlapime gali būti. Toliau anamnezę renkant reikia nepamiršti epidemiologinės anamnezės ir čia kalba būtų konkrečiai apie tuberkuliozę ir galima inkstų tuberkuliozę, todėl apie infekuotus asmenis šeimoje, apie persirgtas tokias ligas ir panašiai. Na ir šeiminė anamnezė, paklausinėti apie inkstų ligas šeimoje buvusias, apie akmenligės, apie hematūrijas ir panašius dalykus, nes daug ir genetinių veiksnių yra susijusių su hematūrija. Na, o apžiūra šių ligonių, aišku, yra, iš esmės tokia kaip ir visų. Turėtume pasižiūrėti tikrai žmogų nuo galvos iki kojų, nes tiek bėrimai įvairiose kūno vietose gali kažką parodyti, sąnarių pakitimai, tikrai daug tų gali būti radinių, užvedančių ant kelio vienokią ar kitokią linkmę. Apie laboratorinį vertinimą hematurijos, tokie esminiai tyrimai mums naudingi ir naudojami. Tai aišku, viskas nuo ko prasideda, tai yra paprastas juostelinis ar tai automatizuotas šlapimo tyrimas. Tai iš esmės dažnai atveju pacientai šį tyrimą jau būna atlikę ir ambulatoriškai, būna dažnai ir ne vieną kartą. Ir visą laiką ten automatas meta tą eritrocitą vieną ar kitą. Bet, kaip minėjau, būtinas dalykas toliau yra šlapimo mikroskopija, tos hematurijos patvirtinimai. Kodėl? Irgi truputuką vėliau prasiplėsiu, ką reiškia iš esmės neigiama mikroskopija ir teigiama mikroskopija. Dabar toliau jau kiti tyrimai, kaip šlapimo tyrimais kalbame nuo kretino baltymo kretino santykiai, tai čia jau kalba būtų apie nefropatijas kažkokias einant žiūrėti, ar nėra greta proteinurijos reikšmingos, šlapimo pasėlis infekcijos profilaktikai, atmetimui. Na ir kiti tyrimai, kaip bendrieji kraujo tyrimai, uždegiminiai rodikliai, imunologiniai tyrimai, jie visi irgi yra tolimesnis jau diferencijos diagnostikos dalis, bet irgi dažnu atveju labai svarbus. Dabar taip apie tą juostelinį šlapimo tyrimą, koks yra principas šio šiaip tyrimo, kaip jis veikia, vadinkime. Tai eritrocitai savyje turi hemoglobiną. Hemoglobinas savyje turi hemą. Tai yra šį junginį matomą paveikslėlyje. Na ir hemo vidurės yra geležis, viskas kaip priklauso. Na ir šis hemas, ta dalis veikia kaip pseudoperoksidazė ir reaguoja su, sakykime, juostelinio šlapimo tyrimo atveju ant tos juostelė su ta juostelė esančia peroksidazė, kuri yra paveikta ir chromogeno, tam tikros spalvinio komponento. Na ir reaguojant šioms dviems dalims, vyksta spalvinė reakcija ir tai mums duoda vienokį ir kitokį atsakymą. Dabar šis teigiamas juostelinis šlapimo tyrimas gali būti ne tik dėl eritrocitų šlapime, bet ir dėl laisvo hemoglobino ir laisvo mioglobino, nes šios dvi medžiagos taip pat savy turi tą hemą. Ir čia yra tam tikros patologijos, kurių metu čia bus ir svarbios mums tos mikroskopijos, nes kaip ir juostelinis šlapimo tyrimas mums rodys teigiamą rodiklį, bet, pavyzdžiui, pamikroskopuojam ir jį mikroskopuojant eritrocitų nematyti. Tai bet hemas teigiamas. Tai apie šitą situaciją irgi pakalbėsiu iški vėliau. Dabar kalbant apie klaidingai teigiamus tyrimus, ar būna tokių? Taip, tikrai būna. Ir veiksniai, kurie tai gali sąlygoti, tai yra, jeigu yra sėkla šlapimo tyrime, yra nurodyta, kad gali būti vienas iš veiksnių, taip pat labai šarminis šlapimo pH-as,
bei kontaminaciją oksiduojančiomis medžiagomis, būtent kalbant apie tam tikras galbūt tarpvietės valymo priemonės, kurios gali paveikti šlapimo mėginį ir vat, pakeisti atsakymą šlapimo tyrimų. Dabar dar toks vat, įdomus atvejis klinikinis, kuomet turime labai mažai koncentruotą šlapimą. Ir šitu atveju gali būti, kad šlapimas rodys hematuriją, bet mikroskopiškai mes tos hematurijos nematysim, nes didelis osmosinis slėgis tuos eritrocitus tiesiog susprogdins, jeigu taip galima sakyti. Tai va, tai tokiu atveju bus taip, šlapimo tyrimas teigiamas, mikroskopija neigiama, bet šitu atveju reikia suprasti, kad vis dėlto tai nebūtų klaidingai teigiamas tyrimas, dėl to, kad eritrocitai pirmoje vietoje vis dėlto šlapime buvo, tiesiog jie dėl osmoleriškumo išnyko, bet hematurija yra. Tai va, tai čia irgi labai svarbus dalykas, todėl dėrėtų pagalvoti apie vat, būtent tą santykinį tankį turimą šlapimo tyrimą, ar nėra, kad labai praskiestas šlapimas, žodžiu, kad ir šitokia klinikinė situacija nesusidaro. Na, o per klaidingai neigiamas tyrimas gali būti. Tai taip jis gali būti neigiamas, retai, bet gali ir nėra tiksliai paaiškintas mechanizmas, bet yra nurodyta, kad vitamino C didelis vartojimas gali lemti klaidingai neigiamą šlapimo tyrimą. Na, mikroskopija, kaip minėjau, tai yra būtinybė ir auksinis standartas hematurijos diagnostikoje ir bendram šlapime tyrime rasta mikrohematurija turi būti būtinai patvirtinama mikroskopuojant. Ir taip pat literatūroje pažymima, kad pageidautina būtent fazių kontrastinių mikroskopų. Nes vis dėlto pažengus yra medicina ir ši mikroskopija tikrai yra daug parodanti daugiau negu paprasta mikroskopija. Ir irgi truputuką vėliau apie tai prasiplėsiu pasakosiu. Instrumentiniai tyrimai. Tikrai jų yra nemažai ir tikrai jie visi turi savo vaidmenį diagnostikoje. Na, aišku, dažniausiai viskas prasideda nuo paprasčiausios echoskopijos, kuri gali parodyti tam tikras hematurijos priežastis kaip akmenys, hidronefrozės, galbūt infekcija, darinius šlapimo takuose. Bet toksai labiau galbūt informatyvesnis ir daugiau mums atsakymų duodantis, tai yra, aišku, kompiuterinės tomografijos tyrimas. Ir ypatingai jisai yra svarbus esant aukštai onkologiniai rizikai. Dabar su kotu gali mums kilti visą laiką klausimas toksai, ar mums dėrėtų tyrimą atlikti su ar be intraveninė kontrastinė medžiaga. Na ir iš esmės yra nurodyta, kad jeigu mes labiau įtarinėjame ir turime, tai žodžiu, duomenų už akmenligę arba obstrukciją kažkokią, mums pilnai tinkamas yra be kontrastinis KT. O jeigu mes vis dėlto turime kažkokius įtarimus onkologinės ligos, tai tada dėrėtų kontrastinis KT tyrimas. Na ir šio tyrimo jautrumas, kalbant apie malignizacijos vertinimą, yra tikrai didelis, specifiškumas dar didesnis, taip kad iš esmės onkologijos atmetimui šitas tyrimas yra labai neblogas. Kiti tyrimai, tokie kaip intraveninė urografija, gal rutiniškai atrodo ir retokai sutinkami, bet būtent šis tyrimas ir Lietuvoje ypatingai yra itin svarbus būtent inkstų tuberkuliozės diagnostikoje. Tai va, tai jo vieta yra šita. Dabar MRT tyrimas irgi gali būti naudojamas, tiesa, jisai šiek tiek yra ribotesnis nei KT tyrimas lyginant, tiek dėl ureterinės malignizacijos vertinimo, tiek dėl akmenligės vertinimo. Cistoskopija, aišku, čia jau yra urologinis daržas, bet tai labai daug pasakantis ir daug galintis atsakyti klausimų tyrimas, bet aišku, jis irgi turi savo vietą ir ne nuo jo dažniausiai viskas prasideda diagnostiniam kely. Na, o kiti dalykai, tokie kaip inksto biopsija, jau yra, aišku, labiau mūsų nefrologų tyrimas, ne labiau, tiesiog nefrologų tyrimas. Ir kas su inksto biopsija yra svarbu, tai aišku, ką mes turime šalia hematurijos. Jeigu mes turime tik izoliuotą glomerulinę hematuriją ir nieko daugiau, iš esmės biopsijos ne mes, o aplamai yra, nėra rekomenduotinas tyrimas, kadangi iš esmės gydymas vis tiek nebūtų dažniausiai skiriamas. Tai tokiu atveju mes tik turime šiokią tokią rizikingą procedūrą,
be iš esmės didelės naudos po jos gydymo prasme. Bet jeigu mes turime glomerulinę hematuriją ir šalia proteinuriją, inkstų nepakankamumą, naują ar paūmėjusią arterinę hipertenziją, naujus sisteminius požymius, kažkokią šeiminę anamnezę, tai esant derinyje su hematurija šiems dalykams, na jau tokiu atveju hematurija turėtų būti tikslinama inksto biopsija. Na ir paskutinis toks iš instrumentinių tyrimų šlapimo mikrocitologija. Tai yra mažo jautrumo ir specifiškumo tyrimas, kalbant apie pradinį vertinimą, bet jisai irgi turi savo vaidmenį patologinių ląstelių paieškos tikslais. Na kągi, ir priėjom prie tokių algoritmų. Aš juos sudėjau iš skirtingų šaltinių, iš skirtingų algoritmų, padariau tokį vieną apibendrintą. Tai daugiausiai rėmiausi Amerikos urologų asociacijos algoritmų, kuris man labai patiko, tiesą sakant. Aišku, jisai labiau akcentuotas yra į onkologinius dalykus, bet tikrai jisai yra pakankamai struktūrizuotas ir fainas, tai siūlau pasižiūrėti. O ir taip pat, aišku, up-to-date turimą algoritmą irgi žodžiu, įtraukiau į čia. Nes bėda yra tokia, kad iš esmės mes Lietuvoje ir tiek lietuviškose mūsų nefrologų gairėse, tiek ir Kadigo angliškose gairėse, tokio kaip hematurijos algoritmo, step by step, ką mums daryti, kaip ir neturim. Taip kad, aišku, yra ten tam tikri diagnostiniai būdai ir keliai, kaip mes turėtume tirti tuos ligonius, bet va, toks algoritmas man visą laiką labai patinkantis dalykas, mes tokio gražaus faino neturime. Tai va, tai pradedant apie makrohematuriją, aišku, tai yra daugiau urologinė tema, bet gali būti ir nefrologinė. Tai va, pasižiūrėkime. Žodžiu, makrohematuriją, bendras šlapimo tyrimas teigiamas ir žiūrim mikroskopiją. Mikroskopija teigiama, tai yra daugiau negu 3 ir daugiau eritrocitai regimajam lauke mikroskopuojant. Jeigu taip, patvirtinam hematuriją, keliaujam čia. Jeigu ne, tada hematuriją atmetam iš esmės. Ir čia labai svarbus dalykas taip pat yra netikroji makrohematurija. Tai kas ta netikroji makrohematurija ir jos priežastys? Tai jos priežastys yra tokios. Pirmiausia, vaistai. Vaistai, matot, yra pakankamai tokie specifiniai, galbūt retokai sutinkami, bet jie gali veikti. Ir iš tokių dažnesnių, nizoforantainas yra duomenų, kad gali sukelti netikrą makrohematuriją. Taip pat žmogiškesni dalykai galbūt yra dažai, maistiniai dažai, burokai, kurie irgi gali keisti šlapimo spalvą, bet tai nebūtų eritrocitai šlapime. Na ir dar tokia patologija kaip ūminė intermituojanti porfirija. Dabar kalbant apie netikros makrohematurijos diagnostiką, tai aišku, šituo atveju mes turėsime neigiamą bendrą šlapimo, turėsime kaip ir makrohematurijos vaizdą, bet neigiamą šlapimo šiaip šlapimo tyrimą. Na ir šlapimas centrifuguojant, mes turime tokį algoritmą up-to-date pateikiamas, truputuką žodžiu paaiškinimą šito dalyko, tai išcentrifugavus, jeigu mes turime nuosėdas, raudonas, tamses, hematuriją, viskas aišku. Jeigu centrifuguojam ir nuosėdų neturim, o turime tokį kaip ir skaidrų visą, žodžiu, pasiskirstimą mėginio, tada tikrinam dėl hemo. Jeigu hemas neigiamas, tada galvom apie tas netikrasis hematurijos priežastis, kaip burokai, vaistai, porfirija ir visa kita. Jeigu mūsų juostelinis tyrimas vis dėlto rodo hemą, ne, tokiu atveju mes turėtume tyrinėti mioglobinuriją ir hemoglobinuriją. Ir pagal spalvą galėtų tarsi mūsų užvesti ant kelio, bet iš esmės, apie tą mioglobinuriją, hemoglobinuriją, kalbant, kaip tai vyksta, tai su hemoglobinurija viskas prasideda nuo hemolizės, mechaninės hemolizės, sakykime, ar ne, tai fiziniai veiksniai sąlygoja, kad eritrocitai yra, hemoglobinas tampa laisvas, kraujyje jisai jungiasi su haptoglobinu, bet dalis jo lieka nesusijungusiu. O tas, kuris nesusijungęs, jisai gali praeiti pro mūsų glomerulų barjerą ir
filtruojantis inkstas patekti į šlapimo tyrimą. Na ir čia bus minėta situacija, kuomet mes turime teigiamą justelinį tyrimą ir iš esmės eritrocitų mikroskopijos nebuvimą. Tai va. Kita situacija mioglobinurija, tai yra porabdomiolizės, kuomet irgi išsilaisvina mioglobinas, savy turintis schemą ir tas, kuris nesijungia su baltymais, filtruojasi inkstuose ir vėlgi turime identišką situaciją. Dabar spalva gali būti įvairi, nuo raudonos iki rusvos šitais atvejais. Na ir iš esmės, ką mes turime apibendrinant, tai tą teigiamą reakciją su dėl hemo, tai yra teigiamą juostelinį tyrimą, vadinkime, ir neigiamą mikroskopiją. Na ir dar apie tą praeinančią hematuriją truputuką, kas čia per dalykas, tai yra iš esmės gerybinė, galima sakyti, hematuriją, tai yra dėl tam tikrų priežasčių kaip trauma, fizinis krūvis, karščiavimas, infekcija, moteris mėnesinės, intervencijos kaip kateterizacija, cistoskopija ir kiti. Visi šie veiksniai gali lemti hematuriją, kuri yra tam tikrą laiką ir paskui jinai turi išnykti. Tai todėl ir vadinasi praeinančioji hematurija. Apie fizinį krūvį, toksai gal sakykime, dažnesnis atvejis, nes su tom hematurijom ateina ligoniai dažnai tokie vidutinio amžiaus, netgi, sakykime, jaunesnė pusė, kurie aktyviai sportuoja, ar tai su krūvį, su šitais svoriais, ar tai kažkokį kontaktinį sportą, bet žodžiu, kaip taisyklė, hematuriją turi ir atrodo tokie užsisportavę, tai ką tas čia fizinis krūvis čia vaidina. Tai iš esmės patogenezė nėra tiksliai žinoma, bet manoma, kad du tokie yra faktoriai. Vienas dalykas tai yra išemija dėl kraujo persiskirstimo, kuomet kraujas vis dėlto keliauja į raumenis, kurie yra apkraunami ir vystosi inksto dalinė išemija ir tai gali lemti šlapime kraujo ląsteles. O kitas dalykas yra laktato-acidozė. Irgi dėl rūgštumo gali būti paveiktas glomerulinis barjeras ir tai irgi sukelti praeinančią hematuriją. Aišku, praeinančiai hematuriją turėtų būti diagnozuojama tik tais atmetus kitas ligas, neturėtų būti pirmasis mūsų galvojimas, kad va čia yra praeinančioji hematuriją ir leisti žmogų namo pasakius, kad čia viskas dėl sporto. Vis dėlto derėtų atmesti kitas ligas ir tik tada pagalvoti, kad gal čia yra praeinančioji hematurija. Na, o kaip fizinio krūvio hematurija praeina, vadinkime, tai yra per 7 iš esmės ramybės dienas. Tai jeigu pasportavęs žmogus, paprašom, kad savaitę kažkaip nieko nedarytų, pasikartotų šlapimo tyrimą ir jeigu išnyksta, tai kaip ir geras dalykas, atrodo, kad tai yra tikrai fizinio krūvio sąlygota hematūrija. Na ir dar apie tą praeinančią hematūriją, tai yra tokia studija Mayo klinikos, 13 metai, ir čia buvo ištirta 2,5 milijono žmonių, atliktas šlapimo tyrimas, kuriame yra milijonai maždaug rasta mikrohematūrija. Na ir buvo pakartota šlapimo tyrimas po tam tikro laiko ir iš tų 900 tūkstančių, milijono vadinkime, trečdaliui pacientų hematūrija išnyko. Tai galime sakyti, kad maždaug trečdaliui ligonių vis dėlto būna būtent ta praeinančioji hematūrija. Grįžtant į algoritmą, tai žodžiu šitą dalį išsiaiškinam, dabar keliaujame, kai mes turime teigiamą mikroskopiją. Ir čia yra tokie klausimai. Pirmiausia, krešuliai. Su makrohematūrija šitam kalbama, ne? Jeigu yra krešuliai, viskas labai paprasta, skubi pagalba, pilvo dubens KT, urologas. Jeigu krešulių nėra, žiūrim dėl skausmų. Klausim, ar yra šono skausmas. Šono skausmas yra, ir viskas paprastai, taip pačiai, urologas, skubi pagalba, kompiuterinė tomografija, urologinės priežastys. Jeigu šono skausmo nėra, tada truputuką jau tikslinamės, kad gal čia ne viskas taip nereikia gal čia tos skubios pagalbos ir skubių tyrimų, galbūt čia yra paprasčiausia šlapimo takų infekcija. Tai aišku, pažiūrim leukocitūriją, pažiūrime nitritus tyrimus, jeigu kažkas mums į tai panašu, keliaujam į šlapimo pasėlio karalystę, atliekam šlapimo pasėlį, nustatom šlapimo takų infekciją, ją gydom ir iš esmės po šlapimo infekcijos tyrimą reikėtų kartoti hematurijos vertinimui po 6 savaičių. Tai visai rimtas laiko tarpas. Tai šitą irgi reikėtų turėti omeny.
Tai va, nu, o jeigu tą infekciją išgydom ir hematurija vis tiek išlieka, arba jeigu tos infekcijos nebuvo, vadinkime, tai tada keliaujam šiuo algoritmu į šią didelę grafą ir čia jau mums nefrologams įdomesnė dalis, tai yra lydintys simptomai kaip proteinurija, ūminė inkstų pažaida, mikroskopuojant dismorfiniai eritrocitai, cilindrai, akantocitai, taip pat ir sisteminiai požymiai kaip hipertenzija ar kažkokie nauji sisteminiai pakitimai, edemos. Tai vat nors kažką iš šitų turint, mes turime atlikti nuošesnės pilną nefrologinį ištyrimą, negalint atmesti rimtos glomerulinės patologijos. Na, o jeigu kažkurio atveju mes turime, kad čia praeiname visas tas grandis ir šičia mes irgi turime viską normaliai, vadinkime, tada siunčiam urologui įvertinti ištyrimui, kaip ir planiškai, dėl urologinių patologijų, nes nefrologiškai nepanašu, kad kas būtų. Na, o dabar mikrohematurija, tokia galbūt dažnesnė mums nefrologams dalis. Pradžia ta pati, šlapimo tyrimas, teigiamas šlapimo tyrimas, mikroskopija teigiama, šiuojam čia, jeigu neigiama, hematurija atmetam. Nu, pradžia viskas taip pačiai. Dabar su hematurija kalbant, ar yra šie simptomai? Tai yra šono skausmas, dizurija, apatinio šlapimo takų simptomai, respiraciniai susirgimai, sisteminės ligos požymiai. Šie, jeigu kažkas bent šitų yra, mes traktuojam, kad turime mikrohematuriją, kuri yra simptominė. Jeigu jų neturime, turime asimptominę. Tai va, jeigu mes turime simptominę formą, tada ištyrimas, aišku, mūsų yra rimtas ir išsamus. Tai yra vaizdiniai tyrimai, šlapimo takų infekcijos atmetimas ir gydymas, urologinis vertinimas, inkstų funkcijos vertinimas, kitaip sakant, jau mes nefrologai. Tai va, tai tikrai tas ištyrimas yra platus, bet būtent pažymėtina, kad simptominės mikrohematurijos. Tai yra ne tik, kad šlapimo tyrimas ir ateina pacientas ir aš nieko nejaučiu, bet tik šlapimo pakitimai. Tai šitais atvejais mes jau turėsime tą vadinamą asimptomę mikrohematuriją. Ir čia mums reikėtų tada atmesti tą praeinančią hematuriją, apie kurią kalbėjau, bei vėlgi šlapimo mikroskopija infekcijos atmetimai kažkokios latentinės, taip pat šlapimo takų, taip, tai infekcijos atmetimas. Iš esmės pakartojimo šlapimo taktika ir galėtų būti naudojama šitais atvejais asimptomiais. Na ir jeigu mes, sakykime, turime infekciją, aišku, ją gydom ir kartuojam pasėlį, čia viskas aišku kaip Panama algoritme. Jeigu ne, vėl mes turime tos pačius klausimus ir simptomus kaip su makrohematurija ir irgi tą patį kelią į nefrologinį arba urologinį ištyrimą. Dabar apie tos terminus glomerulinė, neglomerulinė hematurija. Aišku, irgi visi juos žinot ir suprantat, tai tokie trumpai pakartojimai, kuo jie skiriasi. Tai jeigu mes turime makrohematurijos formą, tai aišku, šiek tiek spalva gali skirtis literatūros duomenimis. Tai raudona rusva būtų labiau į glomerulinę, ne glomerulinę, o tokia tamsesnė į Coca-Colos spalvos link, tai būtų į glomerulinę pusę. Krešuliai, aišku, irgi akivaizdu, kad bus prie neglomerulinės, o prie glomerulinės jų neturėtų būti. Proteinurija. Proteinurija, aišku, glomerulinės patologijos atveju mes tikėsimės proteinurės didesnės, o neglomerulinės mažesnės, bet irgi svarbu, kad proteinurija gali būti vien dėl eritrocitų šlapime, ne? Tai irgi šitą reikia turėti minty. Mikroskopuojant, ką mes turime, aišku, neglomerulinės atveju mes turėsime normalią eritrocitų morfologiją, bei turėtume nematyti eritrocitinių cilindrų. Na, o glomerulinės atveju mes turėsime dismorfinius eritrocitus bei matysime eritrocitinius cilindrus. Dabar apie tą mikroskopiją ir mano minėtą fazių kontrastinę mikroskopiją. Tai būtent fazinių kontrastinės mikroskopijos vaizdus matote iliustracijoje ir tokie gražūs mėlyni neoniniai eritrocitai ir būtent taip mes ir vertinam tą dismorfiją. Nes kartais paprasta mikroskopija tos dismorfijos mums gali ir neparodyti. Rodiklės rodo mums pakitusius tuos eritrocitus ir būtent su tom ataugom, tokiam išskyrom, išaugom, tai yra mes turime vadinamosius akantocitus.
Tai vat, tai iš tų patognominių, prognostinių požymių būtent akantocitai yra vienas jų, tai yra va, tie žiedo formos struktūros su pūsliniais išsigaubimais. Ir iš esmės šio radinio jautrumas ir specifiškumas yra didelis, virš 90%, todėl vat, ir sakau, kad ta fazių kontrastinė mikroskopija tikrai mums labai daug gali pasakyti ir duoti atsakymų, tyriant ir įtarinėjant glomerulinę hematuriją. Na, o kitas dalykas, mano minėti eritrocitiniai cilindrai. Tai jie būdingi prie tam tikrų šitų ligų, irgi yra labai aukštas specifiškumas, bet tiesa yra pakankamai mažas jautrumas. Todėl jų neradimas iš esmės glomerulinės patologijos pilnai neatmeta, tai šitą reikia turėti omeny. Bet būtent šie trys dalykai - dismorfiniai eritrocitai, eritrocitiniai cilindrai ir akantocitai yra labai svarbus mikroskopiniai požymiai hematurijos glomerulinės atveju. Ir dabar priėjom prie tų mano minėtų onkourologinių ligos veiksnių. Tai čia irgi detaliai neskaitysiu, iš esmės yra trys rizikos urologų, trys rizikos kategorijos - maža, vidutinė bei didelė. Na ir vis tiek mes anamnezę renkant turėtume truputuką praeiti šitus veiksnius kaip amžius ir lytis, rūkymas, taip pat žiūrėti, kiek tų eritrocitų yra. Taip pat yra vadinami papildomi urotelinės karcinomos rizikos veiksniai. Čia eina ir profesiniai veiksniai, makrohematurijos buvusios, šlapinimosi sutrikimai, lėtinės infekcijos, spinduliniai taikyti gydymai, svetimkūniai, žodžiu, piknaudžiavimas, analgetikai, daug žodžiu tų veiksnių, kurie yra kaip ir papildomi tie veiksniai, tai irgi pagal tai yra į vieną arba į kitą pusę nueinama rizikos vertinimu. Tai va, tai iš esmės yra tos trys rizikos, onkologinės rizikos. Na ir dar tam tikri niuansai su hematurija, tai yra vienas dalykas, tai yra šlapimo organų tuberkuliozė. Dažniausiai apie šitą patologiją mes jau pagalvom, kai tikrai jau viską padarom, viską atmetam ir tada pagalvom, o gal dar čia ta tuberkuliozė galėtų būti. Tai kas galėtų užvesti ant kelio su tuberkulioze, tai yra tam tikri momentai. Dažniausiai būdinga lėta vystymosi eiga ir būtent taip duomenys teigiama, kad per maždaug 22 metai nuo pulmoninės formos atsiranda būtent ta šlapimo takų tuberkuliozė. Tipinis amžius dažniausiai yra 20-40 metų pacientai, dažniau vyrai negu moterys, tai toks vaizdinys dažniausiai būna. Na, o apie kliniką kalbant, tai yra iš esmės tokios galima suskirstyti kliniką į 3 periodus. Tai yra ligos pradžia, ligos progresavimo momentą vadinkime ir jau pažengusią ligą. Pradžios metu dažniausiai pacientas neturi jokių simptomų būdingų šlapimo takų tuberkuliozei ir turi dažniausiai būtent mūsų tą apkalbamą mikrohematuriją. Tai reiškia, turime nieko daugiau, tik mikrohematuriją. Kai kuriais atvejais dar būna ir leukociturija be teigiamo šlapimo pasėlio. Tai va, šiam deriniui esant, dėrėtų pagalvoti apie šlapimo takų tuberkuliozę. Dabar jau ligai progresuojant atsiranda simptomai. Kokie simptomai? Na ir čia jie tokie pakankamai dažni mūsų pacientų atveju. Tai yra dizurija, nakturija, šlapimo nelaikymas, kuris būna iš esmės 50% atvejų ingistų tuberkuliozės. O šiuos simptomus ypatingai šiek tiek vyresnio amžiaus žmonės turi, jaunesnio amžiaus rečiau turėtų turėti, ar ne? Tai jeigu iš esmės ateina kažkoks 35 metų vyriškis, kuris skundžiasi nakturija, šlapimo kažkokiu galbūt čia jau priešingas būtų, galbūt labiau nakturija, dizurija, turim neigiamą leukociturija su neigiamu pasėliu, hematuriją ir galvom, jam per anksti būtų prostatos patologija, arba jo labai jeigu atmesta prostatos patologija, kodėl ta nakturija yra tokia pas jį, tai šitais atvejais pagalvokime apie inkstų tuberkuliozę. Kita klinikinė forma yra makrohematurijos ir nugaros skausmai. Tai irgi nugaros skausmai yra pakankamai dažnas dalykas pacientams skųstis pas mus kabinete poliklinikoje.
Makrohematurija, aišku, jau rimtesnis dalykas, kuris dažnai pacientus labiau išgąsdina ir jie tokiais atvejais ir priėmimuose dažnai atsiranda. Bet nurodyta, kad būtent prie tuberkuliozės 40% atvejų tai būna. Na, ir pažengusios ligos atveju, tai mes dažnai turime jau ir inkstų pažaidą, hipertenziją, proteinūriją. Taip va, tai žodžiu, kada mes turėtume įtarti šlapimo organų tuberkuliozę, tai kuomet mes turime būdingus klinikinius požymius, kuriuos aš apkalbėjau, taip pat pasitikslinam epidemiologinę anamnezę, greta esanti plaučių patologija irgi galėtų mūsų užvesti ant kelio. Diagnostika. Diagnostika tyrimus, kalbant apie tyrimus, yra tokia, kad šlapimo tyrime mes turime tokius 3 šventą trejybę, galima vadinti. Tai yra mikroskopija dėl rabų, šlapimo PGR ir pasėlis. Apie mikroskopiją kalbant, jautrumas jos yra iki 90%, aukštas specifiškumas, tačiau pažymėtina, kad teigiamas atsakymas nepatvirtina tuberkuliozės. Čia mums įsijungia būtent PGR tyrimas bei minėtas pasėlis. Tai pasėlio specifiškumas yra 100%, jautrumas apie 90%. Tai va, kiti tyrimai, kas naudojama šios ligos diagnostikoje, tai yra, aišku, mantų mėginys, na, o iš vaizdinių tyrimų, kompiuterinė tomografija, intraveninė urografija, na ir kiti tyrimai irgi turi šiokį tokį vaidmenį. Dabar dėl įdomumo dar įdėjau tokią patologiją kaip spragtuko sindromas. Tiesiog buvo prie kitų šitų hematurijos priežasčių nurodytas šis sindromas ir labai užkabino tas Nutcracker pavadinimas. Pradėjau skaitinėtis, kas čia per sindromas. Tai dažnio nėra nurodyta, kokio maždaug dažnumo šitas sindromas, kadangi jis yra pakankamai toksai nebylus, vadinkime taip, arba atvirkščiai labai simptomai tokie universalūs prie daugelio ligų ir šią ligą nustatyti ir patvirtinti nėra labai jau taip paprasta, tai dėl to ir tas dažnis nežinomas. Tai va, tai iš esmės, kas tai per situaciją? Tai iš esmės yra anatominė patologija, kuomet turime kraujagyslinėme lygmenyje, žodžiu, bėda literaliai tarp aortos ir tarp arterija mesenterica superior. Tarp jų einanti inkstų vena ir būtent, kad kairėje pusėje, jeigu šių dviejų arterijų yra suspaudžiama, mes turime Nutcracker sindromą. Kokie yra simptomai šio sindromo? Tai yra hematurija, gali būti kairio šono skausmas, varikocelė, ortostatinė hipotenzija, nevaisingumą pridėčiau irgi prie vienais iš simptomų. Dabar dažniausiai pacientai yra jauni, netgi tokie iki 30 metų, tai kitaip sakant, jaunieji nefrologai gali būti dažnu atveju kriterijus atitinkantis. Taip pat pažymėtina, tai įdomu, tas mažas kūno masės indeksas. Tai būtent, kad maža kūno masė susijusi su to, kad tos kraujagyslės ir būtent ir linkusios susispausti ir suspausta veną. Dabar kokie yra pavojai šios ligos, tai vienas dalykas, aišku, mes turim suspaustą veną, reiškia turime kažkokio lygmens kraujo nutekėjimo problemą ir kraujo sąstovį. Kraujo sąstovis mums reiškia galimus krešulių formavimąsi. Taip pat veninės sąstovis inkstuose, inkstų pažaidas, kaip veninės stazės sąlygota. Nevaisingumas. Kodėl nevaisingumas? Nes per minėtą veną teka kraujas ir iš lytinių liaukų. Bei, aišku, dėl skausminio sindromo gali būti gyvenimo kokybės, tiesiog prastesnė gyvenimo kokybė, kas irgi yra blogai. Na ir apie diagnostiką kalbant, aišku, jinai yra radiologinė, tai yra KTA, kiti tyrimai, parodantis būtent kraujagyslinėme lygmenyje vertinimui. Na ir gydymas yra iš esmės iš konservatyvių, tai yra tam tikri medikamentai kaip AKF inhibitoriai, aspirinas. Taip pat labai įdomi tokia rekomendacija svorio auginimas, nes būtent manoma, kad su didesniu svoriu, būtent turbūt su tais taukiniam visom, žodžiu, tos kraujagyslės truputuką prasiskiria ir tas suspaudimas netoks didelis yra. Na, jeigu konservatyviai to nepavyksta sutvarkyti, yra įmanomas operacinis gydymas. Na ir ruošiant šią paskaitą, kaip tik
diskutavom su kolegėm ir pasidalino viena, kad kaip tik skaitė straipsnį ir pasižiūrėjau, iš tikrųjų taip ir buvo, kad čia galvoju kovo mėnesio pradžioje gal Kaune klinikose buvo būtent nustatyti, nežinau, neatsimenu, ar nustatytas, bet bent jau gydytas tai tikrai pirmasis nutcracker sindromo atvejis. Tai va, tai nesiūlau visiems čia pulti įtarinėti spragtuko sindromą, bet turėti mintyje apie tokį dalyką, prisiminti šį žmogeliuką matomą iliustracijoje, kad gali būti būtent, o nutcracker turbūt pasiaiškina pats pavadinimas, kad tas nutcracker yra suspaudimas, būtent, kaip minėjau, aortos ir mezenterinės arterijos suspaudimas inkstų venos kairėje. Tai vat. Na ir dar iš tokių retesnių atvejų tai yra arterioveninės malformacijos ir fistulės, čia labai neišsiplėsiu, būna įgimtos ir įgytos, čia vaizdai labai įspūdingi ir gražus. Žodžiu, kaip tai atrodo, klinika yra dažniau makrohematūrė nei mikro, taip pat toksai kaip širdies nepakankamumas išsaugota išstūmimo frakcija dėl būtent tos kraujotakos persiskirstimo. Na ir arterinė hipertenzija gali būti dėl RA sistemos aktyvacijos esant išemijai distaliau būtent tos malformacijos ar fistulės. Diagnostika yra ultragarsinė ir dopplerografinė, taip pat angiografinė, žodžiu, gydymas taip pat, aišku, angiografija ir arba chirurgija. Na ir paskutinės keletas skaidruolių, tai yra nepatikslinta hematurija, ar ne? Tai iš esmės, kai padarom visą ištyrimą, nu ir nieko nerandam. Tikrai papuola tokių atvejų nemažai. Ir ką mes čia galėtume įtarinėti? Tai pavyzdžiui, sakykime, ta situacija, kuomet mes turime izoliuotą hematuriją, asimptomę, viską padarom iš savo pusės ir atrodo tikrai viskas yra neigiama, tai labai tikėtina, kad mes turime lengvos formos glomerulopatiją, vienas variantas, ar ne, tai yra artiga nefropatija, plaučių membranų liga, mezangioproliferacinis nefritas, Alporto sindromas ir visi kiti, kurie iš esmės mums reikalinga būtų biopsija, bet kaip kalbėjom, biopsija neindikuotina, jeigu tai yra besimptomis, izoliuotas hematurijos pacientas. Kitos iš tokių nepatikslinos hematurijos priežasčių galėtų būti hiperkalciūrija, hiperurikozūrija, kaip po predispozitinis veiksnys akmenligiai. Na ir literatūros duomenimis maždaug trečdaliui, čia atveju buvo vaikai vertinti, kad 30-35% vaikų su izoliuota hematurija turi hiperkalciūriją ir maždaug 1/5 turi hiperurikozūriją. Ir literatūra teigia, kad suaugusiuose santykiai ir procentai yra panašus. Tai va, ir šitais atvejais žiūrime dėl inkstų akmenligės šeiminės anamnezės, rizikos akmenligės rizikos veiksnius, na ir galbūt pasinaudojame tam tikrais profilaktiniais metodais ir gydymais, kaip pavyzdžiui hiperkalciūrijos atveju tieziniai diuretikai, o hiperurikozūrijos atveju mažiau purinų turinti dieta ir arba alopurinolis. Nes vis dėlto šios dalykus mes galime ir patvirtinti, ištiriant kalcį ir šlapimo rūgštį šlapime. Nu ir dar yra, aišku, tos retosios priežastys nepatikslios hematurijos, bet labiau klausimas, jeigu mes jau, kaip sakant, turim tik įtarimą tam tikrų šitų problemų, bet baigiam savo ištyrimą, kaip mes turėtume tos ligonius sekti. Tai sekimas iš esmės priklauso, ar tai yra praeinanti hematurija ar persistuojanti ištisai hematurija. Tai jeigu mes turime praeinančią hematuriją, turėtume sekti pacientą pagal onkologinę riziką, vis dėlto kaip tokį rimčiausią bėdą galinčią būti slėptis po tą hematuriją. Ir čia mes turime pagal tai, kad jeigu didelė rizika, dažnesnis skirti, žodžiu, tas sekimas, jeigu turime vidutinę mažą riziką, pilnas ištyrimas netgi rekomenduojamas tik po 5 metų. Ir aišku, yra išimtis, jeigu taip sakykime viską atmetame ir liepiam pacientui pasirodyti po 5 metų detaliam ištyrimui, bet yra išimtis, kad jeigu per tą laikotarpį atsiranda makrohematūrija, inkstų nepakankamumas, proteinūrija, hipertenzija, tada aišku nelaukiam tų 5 metų ir pacientą tyriam iš naujo anksčiau. Na, kalbant apie tą persistuojančią hematūriją, tai yra kontrolė dažniausiai nenustačius priežasties yra po metų. Ir po metų žiūrim, jeigu mikroskopija neigiama, sekimas baigiamas,
Jeigu mikroskopija teigiama, tada literatūra sako, kad reikėtų aptarti su pacientu apie būtent dažnumą tų vizitų. Ir tiek vizitų, tiek to pilno ištyrimo, kada mes turėtume vėl atlikti tą pilną ištyrimą. Ir čia irgi truputuką ta onkologinė rizika įsijungia, tai jeigu maža rizika, sekam toliau vieną kartą metuose, jeigu didesnė, sekimas dažnesnis ir detalesnis. Tai va, čia iš esmės yra mano paskutinė skaidrė. Ačiū manęs išklausiusiems, bet dar pilnai iš jūsų nepaleidžiu dėl to, kad taip pat tuo jau bus komentaras gydytojos Žydrūnės, kuri dirba Kaune tuberkuliozės ligoninėje, konkrečiai ekstrapulmoninės tuberkuliozės skyriuje. Ir būtent jinai tyria ir aiškinasi dėl tos inkstų tuberkuliozės. O šiaip dar kartelį ačiū užklausiusiems ir iki kitų kartų. Labadiena, aš esu Žydrūnė Tutkienė, gydytoja nefrologė, dirbu Romainių ligoninėje, buvusioje Romainių tuberkuliozės ligoninėje. Dirbu ekstrapulmoninės tuberkuliozės srityje. Pagrindinis mano darbo laukas, jeigu taip galima išsireikšti, yra inkstų tuberkuliozė. Dirbu kartu su puikia gydytoja nefrologė jaunąja Marija Mišeikė, kuri dirba Romainių ligoninės poliklinikoje ir nukreipia pacientus ištyrimui dėl galimos inkstų tuberkuliozės. Aš pati vadovauju ekstrapulmoninės tuberkuliozės skyriui ir kartu drauge mes bandome diagnozuoti ir nustatyti kuo daugiau inkstų tuberkuliozės atvejų. Turbūt ne vienam iškyla klausimas, kaipgi pasireiškia, kokie simptomai inkstų tuberkuliozės. Tai vienareikšmio atsakymo nėra, nes pažymėtina, kad tokių klasikinių simptomų, kurie būdingi plaučių tuberkuliozei, kaip karščiavimas, prakaitavimas naktinis, respiraciniai simptomai, ekstrapulmoninės tuberkuliozės pacientai nejaučia. Dažnai vienintelis simptomas ir gali būti tik mikrohematūrija. Taigi, fenotipiškai ne visada pavyksta, kaip sakyt, pasikliauti fenotipiniu vaizdu ir įtarti tuberkuliozę. Statistiškai per metus mes stacionarizuojam nuo 40 iki 50 pacientų ištyrimui, tai yra intraveninių urogramų atlikimui. Ir apie 10 pacientų per metus patvirtinama inkstų tuberkuliozės diagnozė. Turbūt pagrindinis klausimas, kada siųsti į Romainių ligoninę ir kada įtarti inkstų tuberkuliozę. Ir kaip žinome, viena iš hematūrijos priežasčių taip pat ir yra inkstų tuberkuliozė. Taigi, čia turbūt vienareikšmio atsakymo nėra, bet turbūt pirmiausias žingsnis nefrologui yra atmesti visas kitas priežastis. Pagrindinės tai yra hematūrijos priežastys atmesti akmenligę, onkologinį susirgimą, įvairias malformacijas, atmesti antikoaguliantų padarytą įtaką ir neradus, tarkim, pirminės inkstų ligos ir atmetus visas šias patologijas, kaip pasakyti, kai jau visos galimybės išnaudotos, pasižiūrėjęs yra pacientą urologas, kuris dažniausiai taip pat neranda savo priežasties, tada tikrai visada linkiu pagalvoti apie Romainiuose dirbančius gydytojus nefrologus ir pasitarti ir atsiųsti. Tai gal pradėti reikėtų nuo to, kad
tiesiog reikia parašyti siuntimą gydytojui nefrologui. Pacientas užsiregistruoja Romainių ligoninės registratūroje nefrologų konsultacijai. Jeigu taip nutiktų, kad nefrologas tuo metu nedirba, nes gali pasitaikyti ir tokiu atveju, tada tiesiog rašyti siuntimą pulmonologui, bet pacientui rekomenduoti kreiptis į Romainių ligoninės registratūrą. Kalbant apie ištyrimo galimybės, tai atvykus tokiam pacientui su neaiškios kilmės hematūrija, pirmiausia, mes visada atliekame šlapimo pasėlį dėl tuberkuliozės mikobakterijų augimo, įsiejame į kietąją Levenšteino terpę. Atsakymas dėja ateina tik po 8 savaičių. Ir tai, kad jis neigiamas, visiškai nereiškia, kad nėra tuberkuliozės procesų šlapimo takuose ir kad nereikia pasigilinti labiau. Bet tai yra pirmasis žingsnis. Žinoma, taip pat atliekame mantų mėginį, bet vėlgi iš darbo patirties tikrai galiu tvirtai pasakyti, kad mantų mėginys mums tik parodo, ar paciento organizmas yra apskritai susipažinęs su tuberkuliozės infekcija ar ne. Kaip žinia, mūsų pacientai nefrologiniai dažnai turi silpną imunitetą, taigi mantų mėginys gali būti nereaktyvus. Ir matėm ne vieną atvejį, kada šlapimo pasėlyje išaugo tuberkuliozės mikobakterija, o mantų mėginys buvo neigiamas. Taigi tai yra toks rutininis tyrimas, kuris mums, kaip pasakyti, padeda dar vieną pliusą arba minusą ieškant diagnozės. Taigi pagrindiniai tyrimai ambulatorijoje būtų mantų mėginys ir šlapimo pasėlis dėl tuberkuliozės mikobakterijos. Ir tuomet jau gydytoja Marija suplanuoja paciento guldymą į stacionarą, į ekstrapulmoninės tuberkuliozės skyrių dėl intraveninių urogramų atlikimo. Kaip bebūtų keista, bet intraveninės urogramos iki šiol išlieka auksinių standartų mūsų praktikoje, mūsų ligoninės praktikoje, diagnozuojant šlapimo takų tuberkuliozę, nes inkstų echoskopija, kompiuterinė pilvo organų tomografija ir dubens mums padeda atmesti kitas patologijas. Tai kaip minėjau, onkologija, akmenligė, malformacijas. Tačiau intraveninės urogramos mums leidžia specifiškai tiksliai ieškoti ir nustatyti inkstų taurelių pakitimus, vadinamo papilito požymius. Neretai tenka mums pasiginčyti, kaip sakyti, su radiologais. Neretai gauname atsakymą su aprašymu, kad štai kontrastinė medžiaga užpildė kolektorinę sistemą, pildosi pakankamai ir tiek žinių. Tačiau peržvelgus vaizdus, matyti, kad inkstų taurelės yra deformuotos, ištęsti, suspausti kakliukai, galima matyti, kaip pasakyti, kontrasto pratekėjimą, užtekėjimą ir susitelkimą ties tam tikros taurelės projekciją. Neretai stebime, kad nėra šlapimtakiuose sistolinės diastolinės funkcijos, tai reiškia, kad šlapimtakis urogramoje matomas kaip visas užsipildęs kontrastinė medžiaga, vadinamas atoninis šlapimtakis, kai tuo tarpu sveiko šlapimtakio vaizdas atrodo, kada kontrastas pildosi su pertraukiais sistolės ir diastolės metu. Tai vat, ir neretai pažeisto inksto pusėje šlapimtakis būna pritrauktas arčiau stuburo, šlapimo pūslės kampas pakeltas į viršų, būtent toje pusėje, kur yra pažeidimas. Dar vienas svarbus patognominis šlapimo takų tuberkuliozės požymis yra suapvalėjusi šlapimo pūslė. Paprastai urogramą mes stebim tokią trikampio formos, šiek tiek subliuškusią šlapimo pūslę, kuri užsipildo kontrastu, kada yra šlapimo sienelio įtampa,
Dėl uždegiminio pakitimo šlapimo pūsliai traukiasi, apvalėja, jos tūris mažėja ir mes stebim baltą rutulį. Reiškia, tai irgi dar vienas mūsų džiaugsmui paciento nelaimiai požymis. Taigi intraveninės urogramos tikrai yra neatrasti lobynai ir mes praktiškai turėdami mikrohematūriją vien tik nepakanka tuberkuliozės diagnozei, vien tik mikrohematūrijos. Labai svarbu atkreipti dėmesį, ar pacientą vargina uroinfekcijos simptomai. Tai kas būdinga inkstų tuberkuliozei, tai yra dizūrija, niktūrija, neretai atžymi, kad negali išsimiegoti, šlapinasi 3, 4, 5 kartus, nakties metu būna ir iki 80 kartų, pilvo apačios skausmas, neretai atžymi juosmens maudimą, kurio priežastis taip pat ilgą laiką užsitęsė jos radimas. Gali būti vienos pusės, gali būti abiejų pusių ir dažniausia, kaip taisyklė, tos priežasties neranda joks kitas specialistas, būna apžiūrės neurologas. Galbūt galvojama, kad tai gali būti stuburo išvarža, tačiau tas atžymi skausmo pobūdį visai kitą. Nuo neurologo, ginekologo, žodžiu, ir dažniausiai būna pacientas apsilankęs ir pas psichiatrą, nes kai priežastis nerandama, tada paliekama galutinė diagnozė, kad turbūt tau čia dėl streso ir neišsimiegojimo. Tai toks vienas iš pastebėjimų, kad lieka neaiškiai juosmens skausmo priežastis. Nereikėtų pamiršti, kad ne tik mikrohematūrija, bet neretai ir makrohematūrija, kurios priežastis nepaaiškinama. Antikoaguliantų nevartoja, cistoskopija, kuri beje irgi yra labai svarbi. Ir kiekvieną kartą be abejo mes greičiausiai siunčiame urologui, kad atmestų urologinę priežastį. Taigi cistoskopijos metu randama kokia nors lėtinė uždegiminė reakcija ir tiek žinių ir daugiau nieko. Tai žodžiu, be mikrohematūrijos ar makrohematūrijos neretai stebime yra bakterinė leukocitūrija, kada paprastuose šlapimo pasėliuose bakterijos neauga, bet pacientą vargina uroinfekcijos simptomai. Bet nereikia pamiršti ir atkreipti dėmesį, kad neretai būna ir antrinė uroinfekcija, kada šlapimo pasėliuose auga ešerichijos, enterobakterijos ir greta to mes taip pat randame ir išauginam tuberkuliozės mikobakteriją. Taigi, apibendrinant, linkėčiau pagalvoti dėl mikrohematūrijos priežasties tada, kai jau išnaudojate visas ištyrimo galimybės, pacientą vargina uroinfekcijos simptomai arba tiesiog mums neaišku, iš kurgi ta mikrohematūrija. Labai svarbu paklausti ir anamnezėje, ar jis neturės yra kontakto su sergančiu tuberkuliozę, ar vaikystėje nesirgo, ar nesirgo jo šeimos narys. Ir taip pat dar kitas dalykas, irgi visada atkreipdėmėsi, ar nėra kažkokių tai imunosupresinių sąlygų. Taip kaip lėtinė inkstų liga sergantis pacientai, neretai stebim tuberkuliozę greta onkologinių susirgimų ar po buvusių susirgimų ir ilgalaikio streso įtakoje. Tarkim, moteris ilgą laiką slaugė savo vyrą apie 5 metus laiko, ir po to kerta šlapimo takų tuberkuliozė. Tai visada pagalvoti ir apie tai. Noriu dar akcentuoti, kad tai, kad šlapimo pasėlyje neišauga tuberkuliozės mikobakterija, mūsų tai dar nenuramina. Vis tik tai reikia žiūrėti visumą simptomų. Klinika, anamnezė ir svarbiausia intraveninių urogramų vaizdas. Jeigu tik matom nors menkiausią papilito vaizdą, visada reikia pasvarstyti ir žinoma, mes nepriimam vienas gydytojas šito sprendimo. Ramainių ligoninėje visada
stacionare yra 3 gydytojų konsiliumas, kurie nusprendžia, ar daugiau duomenų šlapimo takų tuberkuliozė, ar tada paliekame stebėjimui, tarkim, po metų laiko kartuojant intraveninės urogramas ir jas lyginant, galbūt išryškės dar kiti simptomai. Taigi, romainiai yra kelio pabaiga, kai nerandame priežasties, tikrai nebijokite siųsti mums.